Štai ir paskutinė pilna darbo savaitės sesija ir savaitė Briuselyje. Prabėgo beveik pusę metų, kuomet Europos parlamentas pradėjo veiklą. Ir matyti jau nepasimatysime Briuselyje. Štai už manęs kalėdinė eglutė, kuri rodo, kad artėja šventės. Tačiau šią savaitę buvo įdomių įvykių. Ne vien tik tai apie šventės galvojame ir veikime. Pirmiausia, savaitė pilna ukrainietiškų įvykių. Mes turėjome puikią konferenciją, kurioje nagrinėjame įvykius, kas vyksta Ukrainoje, kaip paaiškinti tai, kas vyksta Ukrainoje ir ką padaryti, kad mes galėtumėm ištaisyti situaciją. Turėjom grupę draugų ir Geremia fondas, kuris organizavo šitą konferenciją, puikiai vykdė savo užduotį. Antra, šią savaitę mes įkūrėme Ukrainos draugų grupę. Tai grupė, kuri jungia 50 parlamentarų, 18 valstybių. Jie atstovauja. Ir aš tikiuosi, kad savo solidarumu, savo bendra veikla mes padarysime kažką geriau, kad kiti metai Ukrainoje, o taip pat ir Europoje, atrodytų linksmesni ir stabilesni. Sakau Jums viso gero iš Briuselio ir iki kitos savaitės.